Na, o šis žaislas yra paplitęs visame pasaulyje. Taip vadinamieji Hanojaus bokštai. Tikslas – piramidę nuo pirmo strypelio perkelti ant trečiojo, bet ne taip, kaip ką tik padaryta, o imant po vieną žiedą, vieną ranką ir nukeliant. Ir taisyklė tokia, kad didelio žiedo mes negalime dėti ant mažesnio, jau nebe. Vadinasi, reikia žaisti taip, kad prasilaisvintų vienas žiedas, mes turime atlikti veiksmus štai tokius. Dabar jau galiu nuimti ketvirtą žiedą ir taip toliau. Žaidimas yra ištyrinėtas ir mokslininkų, nustatytas mažiausiai galimų veiksmų skaičius su kiek yra žiedų. Tai jeigu su 3 ar 4 žaisti lengva, tai su 6, kaip šiuo atveju yra, jau žaislas vidutinio sunkumo. Padariau šitą žaislą iš šaltalankio medienos. Tai jinai va štai tokių spalvų, geltonų, baltų ir kitokių, suteikia, kad būtų gražiau.